Labas rytas, man dar rytas. Palauksiu, kol pamatysiu keletą kelių nors. Va, matau, jungiasi. Labas rytas. Ir šiandien mes toliau kalbam, tiksliau aš kalbu. Būtų faina, kad ir jūs pakalbėtumėt, tai jūs kalbėt galite komentarą, širdutėm ir laikais. Būsiu labai dėkinga. Šiandien aš truputį kitokia. Kaip sakant, norisi ir man pokyčių. Kaip buvo klientai, kad sakė, kad Agne, tu visiškai esi apie neurografiką. Labas, Roberta. Jo, šiandien tiesioji, nes viena klientė, kaip sakė, man sako, tu visiškai esi apie neurografiką, nes tau net plaukai apie neurografiką, ne, eina kaip neurografinės linijos, bet kartais ir man norisi būti kitokiai, tai čia trumpam, kaip sako vaikai, kada mama išsiplausiu galvą, nes kai aš išsiplaunu galvą, aš vėl grįžtu į save, į garbanotus plaukus. Tai va, porą dienų pabūsiu tokia. Ačiū labai už komplimentus, nuostabiai atrodo, ačiū. Gerai, tai kalbame mes tada šiandien toliau apie neurografiką, kas tai yra, kas prie ko, bet labiausiai noriu šiandien pakalbėti, kad nebūtų šiaip sausas kažkoks tai dėstymas, kas ta neurografika yra, tai yra apie mitus. Per mitus, nes kaip ir kiekviena technika, kiekvienas kažkoks tai produktas, ar tas netgi maistas būna, ne, dar kažkas apipintas būna įvairiausiais mitais. Šis metodas nėra senas, tai, kaip sakant, irgi jau nemažai tų mitų yra. Šiandien turiu, man ras, 8 ar 9 mitus, apie kuriuos su jumis pašnekėsiu. Tai va, tai tada pradedam. Pirmas mitas apie neurografiką, tai yra neurografika yra kažkoks tai naujas, madingas hobis. Dar būna, sako, kažkoks tai burtas, šamaniška praktika, tik tai be šamaniškų būgnų, o su, kaip sakant, su markeris, ne? Neurografikos, kaip sakau, dvasia šaukia markerių pagalba. Taip mes būna, aš atsimenu, kai intensyvas buvo, kai mokiausi neurografikos instruktoriaus kurse, būdavo Palas Piskariovas, autorius šito metodo, tarsi užvesdavo visą grupę, nes mūsų didelė grupė tenais buvo, kad pradėti piešti ir įsijausti, ne? Mes piesdavom, kaip sakant, dvasia neurografikos. Bet čia yra toksai pajokavimas, pasilinksminimas, ne? Bet iš tikro neurografika nėra jokia, netgi būna, kad žmonės sako, kad neurografika tai čia kažkoks tai kultas, ar tai yra kažkokia netgi sekta būna išvadinta, tai yra ir tokių. Bet neurografika iš tikrųjų nėra visiškai ten šamaniška kažkokia tai praktika, yra mokslo pagrįstas metodas, jisai išlieka, kaip sakau, moksliškai pagrįstas ir pripažintas psichologijos metodas, jis pagrįstas yra tokių mokslų kaip psichologija, neurofiziologija, sociologija, gestalt psichoterapija, taip pat grafika ir daugybė kitų metodų. Parašytos knygos yra, straipsnių mokslinių nemažai yra, taip pat apsiginti moksliniai darbai, būtent kokią naudą atneša neurografika ir kaip keičiasi žmonių gyvenimas. Tai tikrai nėra kažkokia tai šamaniška arba ezoterinė arba būrimas netgi, ne? Taip, stebuklai čia vyksta. Ir jie vyksta kartais net nesupranti kaip, bet čia yra iš tikrųjų mokslo pagrįstas, jeigu taip sakau, stebuklas, nes mes dirbam su savim, mes dirbam su savo vidumi, su savo blokais, išlaisvinam kažkokią tai susikauptą energiją, taip pat mes keičiamės vidumi, o kai mes keičiamės vidumi, keičiasi išorė ir atrodo vyksta stebuklai, o iš tikrųjų mes savo rankomis tos darome stebuklus. Tai vienas iš tokių mitų, kad neurografika yra hobis, sekta, arba dar toksai hobis madingas, ant bangos, arba dar kažkas, tai arba sekta tikrai nėra. Antras mitas, tai yra neurografika yra spontaniška arba meditacinė piešimo rūšis. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad taip, mes ten piešiam, tarsi linijas piešiam spontaniškai, medituojam, neužsileidžiam muziką ir taip toliau, kas kaip nori. Tačiau neurografika nėra būdas atsipalaiduoti. Tikrai ne. Tai yra sąmoningas transformacinio piešimo metodas, procesas, formuojantis naujas neuronų jungtis, naujas mintis, naujas įžvalgas. Ir šis metodas yra ne tik savęs pažinimas, aš pažįstu save,
per šį metodą, bet ir savęs tobulinimas, naujų gyvenimo scenarijų formavimas. Taip? Yra sąmoningas piešimas. Aš sąmoningai piešiu piešinį. Tarsi mes dirbame su pasąmonė, mes lendame, kaip aš sakau, tas žodis, lendame į pasąmonę, bet mes piešiame sąmoningai. Mes nevedame, bet kaip tos linijos yra sąmoningai. Todėl neurografika iš tikrųjų, ir neurografika yra praktika, jinai net nėra kažkokia tai teorija, tik paklausyti ir taip toliau. Tai yra praktika, tai reiškia, kad jinai reikalauja veiksmų. Jums nepavyks, kaip sakant, tiesiog ateiti, pavyzdžiui, arba kai online piešiama, arba į kažkokius kursus, ateiti ir pasėdėti, papiešti, tiesiog pamedituoti, gražios muzikos, atsipalaiduoti ir nedėti jokių pastangų. Tikrai to nebus. Piešimas metu yra labai svarbu stebėti save, kas vyksta su mano kūnu, su mano emocijomis, su mano mintimis. Taip, darbas yra iš tikrųjų ne iš lengvų, nes žmonės dažnai nenori lysti save, gilintis į save, nes nelabai ten būna fainų dalykų ir kartais ir sunkių dalykų, bet kai mes dirbame su savimi, iškeliame tas, kas manyje yra, tai kažkaip neutralizuojam, paleidžiam, mūsų gyvenimas keičiasi. Ir darbas su savimi nėra lengvas, nes dažnai žmonės nori ateiti, kažką padaryti, duos jiems auksinę piliulę, išgydys ir volia, problemos dingusius. Neurografika tikrai nėra tokia ir reikia čia įdėti pastangų. Taip pat yra labai svarbu refleksija, nes ne tik tai piešinys, ką mes piešiame, bet ir kas vyksta su manimi. Aš stebiu, kas vyksta su mano emocijomis, kas vyksta su mano mintimis, su mano kūno pojūčiu, kodėl čia dabar tas išlindo, kodėl tas išlindo. Aš viską užsirašinėju ir netgi paskui vėliau po piešimo galima paskaityti tą refleksiją ir ateina suvokimai dar kitokie. Kai jau naudotojo kurse, aš jau dalyviam, tai jau, kaip sakau, gerąją prasme, kaip mokytojo verčiu daryti refleksiją, kad tai pasidarytų kaip įgūdis, nes yra labai svarbus. Paskui jau galima, kai išmokus neurografiką, kaip naudoju tai savo, kažkokius pastebėjimus, kažkokias svarbės detalės pasižymėti, nes yra labai svarbu užsirašyti. Tai neurografika nėra spontaniškas piešimas, tai nėra meditacinė piešimo rūšis. Tai yra gilus darbas su savimi, tai yra sąmoningas piešimas ir labai reikalaujantis iš tikrųjų daug pastangų. Tai jeigu norisi tiesiog papiešti, tai neurografika tikrai tam netinka. Kitas mitas tai yra, aš tokius dalykus piešiau mokykloje arba kokia čia kaverzonės, kai mano vaikai sako, kakės lekės čia, bet kas gali nupiešti, Taip, gal kažką jūs panašaus ir piešite, nes mes atsiminkit save arba pamokose, arba kai susirinkimuose, paraštėse pradedam kažką tai piešti, gal pas kažką buvo tenais kvadračiukai, trikampiukai, gėlytės, linijos ir taip toliau, tai irgi mes kažką tai išpiešėm, bet tai nėra neurografika. Neurografika yra gan jaunas metodas, ir neurografiko naudojamos originalios grafikos technikos ir specialūs algoritmai. Aišku, nėra ten sudėtinga, ten iš grafikos elementų yra 3 figūros ir neurografinė linija, bet yra algoritmai, pagal kuriuos reikia vadovautis ir kaip sakau, piešti. Nes juos suprantant ir žinant, kas po ko eina, ką reikia daryti, procesas yra gilesnis, rezultatai yra stipresni negu tiesiog kažką tai papiešti. Galima ir tiesiog papiešti, bet jeigu norite rezultato, yra svarbu suprasti, apie ką čia yra. Tai neurografika nėra kažkokios tai keverzonės, kurias galbūt piešite paraštėse, o jos yra mokslu pagrįstas, kaip ir minėjau, ir tikrai negalėjot piešti to mokykloje. Bet toks mitas. Kitas mitas yra, kad neurografika tinka ne visiems. Taip, nes reikia tik pamokėti piešti. Mokėti piešti tikrai nereikia. Gali atrodyti, kad neurografika reikalinga kažkokia tai meniniai talentas, kažkoks tai meninis talentas, ar bent kažkokia tai pradiniai piešimo įgūdžiai. Aš pradėjau, žinokit, tikrai nemokėjau piešti, pas mane buvo pagaliukas, kas ten akytės, skrituliukas ir tokie žmogeliukai išeidavo.
O viduje pas mane kūrėjas labai stiprus, aš labai norėjau piešti, mane įtraukė ir aš iš tikrųjų irgi bijojau eiti piešti neurografiką, nes galvoju, ką čia aš nemoku piešti, ką pagalvos dar kiti, čia aišku, kiti blokai išlenda, ne, ką kiti pagalvos, čia mano piešinys negražus, pas kitus gražesnis ir taip toliau prasideda, ne. Tai čia nereikia jokių meninių įgūdžių, šis metodas tinka absoliučiai visiems ir nesvarbu, jūs mokate piešti ir turite pagrindus ar ne, svarbiausia yra mokėti, kaip sakau, imti markerį, laikyti pieštuką markerį ar spalvotą markerį rankose ir jį naudoti. Tai tam įgūdį, aš manau, visi turite, kaip sakau, žmogus iš prigimties turi tą, kad jeigu jau turi rankoje kažką, tai jis gali piešti. Tai va, aš negaliu to padaryti, nes nemoku piešti, tai yra visiškas mitas ir tikrai absoliučiai kiekvienas gali piešti neurografiką. Tai pradžioje gali būti sudėtingiau, ypač tą neurografinę liniją išpiešti, ne? Nes vyksta pasipriešimas, nes aš ją turiu vesti ten, kur jinai neturi eiti. Ir tai yra daryti sąmoningai, būna kampuotos tos linijos, arba po tam tikro laiko, ypač kurie pradeda pradinukai, kaip aš sakau, naudotojų kurse, piešti pradeda po kurio laiko spontaniškai ir ta linija pasidaro vienoda, reiškia jinai neturiu dabar kur papiešti, jinai pasidaro spontaniška, taip, jinai yra vienoda ir automatiškai tai nėra neurografinė linija ir tai nepadės mums išeiti stereotipinio mąstymo. O neurografika yra tam, neurografinės linijos piešimo ciklas ir tas, kad išeiti iš stereotipinio mąstymo, pamatyti kitų kampų, suprasti kažką tai kitaip ir suaktyvinti naujas neuronų jungtis. Tai va čia pradėti daryti kažką kitaip toje situacijoje, su kuria aš dabar, ar su ta užklausa, kurią aš piešiu. Tai neurografinė linija taip reikia įgūdžio, laiko ir taip toliau, bet tai tikrai išmokstama ir tikrai nereikia ten mokėti piešti. Tai tiesiog yra pajautimo, išjautimo ir įgūdžio reikalas. Tai va. Tai toks ketvirtas mitas, kad gali piešti tik tai mokantis piešti. Tikrai ne. Gali piešti visi. Penktas mitas, tai dabar toks vos ne atvirkštinis variantas, kad piešti neurografinius piešinius tai yra visiškai paprasta, čia kažkokios kakės maliakės, už nugaros linijos apskritimai. Kai aš tik pradžioje pradėjau piešti neurografinius piešinius, kaip instruktorė tapau ir pradėjau dėti juos, postus rašyti į savo profilį, vis tiek jis buvo toks labiau asmeninis, dabar jau labiau toks eina profesionalus, tai ką aš dedu. Ir mano draugai sakydavo, ten pažįstami, ką tu ten vis pieši, kažkokios linijos ir apskritimai, tai vis laiką viskas vienoda, ne? Tai ir ten paprasta piešti, ką tu ten išmokysi kitus piešti, ypač kažkokias apskritimus ir linijas, ne? Iš tikro internetas, aš pastebėjau, kad internetas kupinas yra nemažai piešinių, kur žmonės deda savo piešinius neurografinius, bet jie yra visiškai ne neurografika, jie tik galvoja, kad neurografika, nes nueina į keletą tų pačių nemokamų paskaitų, ar online, ar ne online. Nemokamas irgi yra viskas tvarkoje, kai jūs norite susipažinti su metodu, kai jūs norite pajausti, ar tai jūsų užkabins, tai yra viskas tvarkoje. Bet jeigu jūs norite išmokti ir gauti rezultatą būtent iš neurografikos piešimo, tai yra svarbu mokytis eiti pas specialistų. O kiti praeina kelias pamokėlės, čia paprasta, nupiešiu, žiūrėkit neurografiką ir dėt. O aš matau klaidų ir manau, kad kiti instruktoriai lygiai tą patį matytų, bet kiekvieno žmogaus, kaip sakau, atsakomybė, kur jis eina, ką jis daro, tai tik tai svarbu suvokti, kad jeigu jūs norite neurografiką naudoti jau savo gyvenime, keisti savo įpročius, keisti savo gyvenimą, apskritai daryti kažkokius tai pokyčius, atlaisvinti save nuo kažkokių tai blokų, tai yra svarbu išmokti ir suprasti esmę neurografikos, jos tą pačią teoriją, kodėl taip, o ne kitaip darome, tai yra svarbu mokytis. Ir mokytis, dar irgi paminėsiu, kažkuriam laivė jau minėjau, kad jeigu norite mokytis neurografikos, eikit mokytis pas instruktorių, išsirinkit instruktorių. Lietuvoje jų yra, gal 10 ir aš manau, dabar neskaičiavau, bet
Yra puslapis instituto, kuriame aš mokiausi, kūrybiškumo psichologijos institutas, jų puslapis neurograf su 2f, man atrodo, .com, ir ten pasirenkat šalį, miestą ir matote, kokie instruktoriai yra ir kurie turi diplomą ir kurie turi teisę vesti neurografikos mokymus. Nes būna taip, kad pasiskelbia, čia neurografikos mokymo, jis nėra instruktorius. Tai jeigu norite kokybiškai išmokti, kaip sakom, kai mes einam mokytis, mes einam pas profesionalą, o ne, kaip sakau, kas kažką pabandė ir taip toliau. Ir man iš tikrųjų keista ir stebina žmonės, kai ateina papiešti vieną užsiėmimą ir prašo mane sertifikato, kad jau galėtų vesti kitiems žmonėms. Jeigu aš atėjau, pavyzdžiui, tą pačią jogos pamoką, aš palankiau, kad ir mėnesį palankiau, tai aš jau turiu teisę vesti jogos, kaip sakau, tas treniruotes. Ne, aš turiu eiti mokytis ir gebėti, kaip vesti, ką daryti. Tai vat nėra paprasta iš tikrųjų, kaip ir paprastas metodas, bet iš tikrųjų nėra paprasta, reikia svarbu suvokti. Neužtenka tik tai paklausyti, kažką parizgalioti ir aš jau moku piešti neurografiką. Tada jinai jau ir neveiks, tada jinai neveikia. Tai va. Tai nėra paprasta, bet to pačiu ir paprasta. Toks paradoksas gaunasi, ne? Gerai, einam toliau. 6 mitas tai yra, kaip kažkokie tai piešiniai man gali padėti. Ta prasme, neurografika neveikia, čia yra nesąmonė, kad čia pieši linijas, apskritimus, ten trikampių, gal kartais kvadratų ir mano problemos išgaruos. Iš tikrųjų, visos pagrindinės mūsų problemų priežastis, nesvarbu, ar tai neharmoningi santykiai, ar tai kažkokių pinigų trūkumas, ar tikslų nepasiekimas, jie yra sėdi visi mumise. Taip, kaip aš trečiadienį minėjau laive, kad prisimkim atsakomybę už savo gyvenimą ir supraskim, kad priežastis to, koks yra mano gyvenimas, esu aš pati. Nesvarbu, kas ten įvyko aplinkoje, ką kiti žmonės padaro, bet sprendimus už savo gyvenimą darau aš. Jeigu aš dar jaučiuosi vis vaikas, vaiko pozicijoje, taip aš laukiu, kad kažkas ateis, man duos auksinę piliulę, duos stebuklingą lazdelę, paburs mane ir man visos mano problemos išdaros. Nebus taip. Jūs turite prisimti atsakomybę ir kaip sakant, patys eiti ir daryti. Taip, žinios yra svarbu, mokytis yra svarbu, gilintis yra svarbu, bet tas, kas perduoda žinias, jums tik jų atsakomybė yra perduoti žinias, suteikti galimybę prieiti prie tam tikrų žinių, ne? O kaip tas žinias jūs panaudosite, tai yra jau jūsų atsakomybė. Ar jūs pasidėsit ant lentynėlės ir paskui galvosit, aš vaikštau, aš šaunuolė, o gal aš pradėsiu naudoti, tada žiūrėsiu, kad vyksta kažkas, taip pat ir neurografika. Jeigu mes pradedam ją naudoti ir piešti pastoviai, tikrai poveikis yra, nes neurografika leidžia dirbti su tokiomis priežastėmis, kaip specialaus piešimo pagalba, ne? Dėl kurios tos priežastys atsirado. Ne? Aš galiu būtent neurografikos pagalba, aš atrandu tas priežastis, neutralizuoju, transformuoju į kažkokius harmoningesnius įsitikinimus, pašalinami kažkokie tai sprendimai, kažkokie seni įgūdžiai. Ne? Aš veikiu, aš darau. Ir būtent toks yra pagrindinis metodo efektas ir rezultatas. Su neurografika mes randame atsakymą, sprendimą, ne? Suaktyvinamės naujos neuronos jungtis ir tada aš jau turiu kažką tai daryti su tuo. Aš atradau bloką, aš atradau, kas man neleidžia turėti to, ko aš noriu turėti. Aš tai atlaisvinu ir tada atsirado senoji energija, nes aš didelę dalį energijos, kaip sakant, išnaudojau tam blokui laikyti, ne? Nes skauda arba dar kažkas patirtis skaudžias. Ir kai aš atlaisvinu, svarbu tada tą energiją išeikvoti, panaudoti veikimui. Jeigu aš, kaip ir nuėjau tos kažkokius kursus, išmokau kažką, tai užsidėjau pliusiuką, atsiguliau prie televizorių, susijungiau, dabar tai jau mano gyvenimas pasikeis, nes aš jau blokus kažkokius tai išlaisvinau, dar išlaisvinsiu, išlaisvinau kurso metu, viskas, man nieko nereikia daryti. Nebus taip. Reikia, kaip sakau, daryti ir veikti, kad neurografika neveikia, tai kalba tik tie žmonės, kurie yra nepabandę ir nepadarė. Nes taip kartais kažkokiai užklausai, kažkokiam sprendimui reikia vieno piešinio, kartais užtenka 2, o kartais gali būti labai daug piešinių, toks kaip mes vadinam keisai, kur aš turiu pradirbinėti, nes
kaip sakant, pas mus tie blokai sluoksnis po sluoksnio. Ir jeigu mano pasąmonėj yra daug labai minusų, kaip aš sakau, tie blokai, mums juos reikia paversti pliusus. O kad juos paversti, mums reikia veikti ir daryti. Tai va, tai neurografika tikrai veikia ir labai yra daug pavyzdžių, kaip jinai veikia, tik tai reikia daryti. Ir atvirkštinis variantas, tokia klaidinga visai nuomonė yra žmonių, ir tai va, ir 7 mitas, tai yra neurografika yra panacėja. Užtenka tik nupiešti, viskas išsipildys pas mane. O šiandien papiešiu, kad reikia pinigų, atsistoju nuo stalo, pasiimu piniginį, žiūrėk, 100 eurų, valio, ne? Nėra taip. Tarsi, neurografika nėra auksinė piliulė nuo visų ligų. Neurografika yra veiksmingas pokyčių lydėjimo metodas. Šis metodas būtent padeda, bet nepadaro viską už žmogų. Tarsi jam nebereikia nieko daryti. Bet aš dabar papiešiu viskas, dabar išsispręskit visos mano problemas ir išgaruokit jos. Nebus taip. Kaip aš ir prieš tai minėjau, ne? Aš dirbu su savo kažkokiu skausmu, su kažkokiam patirtim, su kažkokiu tai bloku, kodėl aš negaliu, galbūt įsitikinimas išlenda. Aš arba emocija ta pati, aš ją paleidžiu. Ir kai atsiranda energijos pas mane naujos, aš tada ją įdarbinu ir veikiu. Ir darau, ne? O jeigu mes tą energiją paleidžiam vėjais, tai mes niekur neturim. Ir tada vėl laukiam, kad kažkas tai mus išgelbės ir duos piliulę arba stebuklingą lazdelę pamojos. Tai va, to tikrai nėra. Žinoma, internete sklando legendos, kad viskas susiklostė taip, ne? Piešia, o kitą dieną staiga, nežinau, viršininkas pakėlė algą. Taip, būna tokių dalykų. Ir čia yra toksai, bet jūs, suprantat, neurografikoje yra, kad aš piešiu, aš keičiu savo, aš perprogramuoju savo pasąmonę, aš pradedu suvokti kitaip ir kai aš keičiuosi viduje, keičiasi aplinka. O galbūt žmogus, kuriam taip atsitiko, jis jau daug ką buvo padaręs. Bet yra labai svarbu suprasti, kad nėra to, kad ta neurografika irgi dar viena iš būdo, kurio aš ateisiu, papiešiu ir viskas išsipildys. Ne? Yra, aš turiu temą, aš atsisėdu, aš dirbu su ją, pas mane vyksta vidiniai pokyčiai, aš reflektuoju, kodėl taip yra, čia apie tai štai takoja mano vaikystėje patirti tėvą, netgi tas įsitikinimas, o tas įsitikinimas suformavo dėl to, kad ten mama arba ten mokykloje mokyta kažką pasakė, ne? Tada aš paleidinėju tą ir tada jau aš galiu veikti ir daryti. Tai va, neurografika nėra panacėja, jinai neišgydo nuo visų lygų ar ten išsprendžia visas problemas. Tai yra, kaip aš sakiau, veiksmingas pokyčių lydėjimo metodas. Aš padirbau, aš atsilaisvinau ir aš tada tą energiją darbinu veikiau. Tai va. Ir dar vienas 8 mitas, tai norėdami naudoti neurografiką turite būti psichologas. Tikrai naudoti neurografiką nereikia būti psichologu. Jeigu jūs esat profesionalus, tiksliau profesionaliai įdarbinti neurografiką, tai yra turėti dar vieną instrumentą darbui su žmonėmis, jeigu jūs esat psichologas, pedagogas, kažkoks turite socialinis darbuotojas, coacheris, taip, tada taip yra svarbu tada tos žinios, tas pagrindas, kurio pagalba aš dar turėsiu vieną instrumentą padėti žmonėms. Ne? Bet jeigu aš noriu naudoti neurografiką tik savo reikmėm, padėti savo pačiam, kad kiekvieną kartą atsiradus problemą nelėkti pas terapeutą, psikologą ar ten verkti ant draugės peties, nors to irgi reikia, ne? Arba apsikabinus medį, tai tiesiog paimti pieštuką, išpiešti, jeigu galbūt dabar, kai sunku, ne, mes tada jau dirbam su blokų nuėmimo algoritmu, išmetam tą, pradirbam, suharmonizuojam viską, paleidžiam, toliau gyvenam, ne? Dar kažką, aš kiekvieną kartą galiu dirbti, nes po naudotojo kurso praeito karto tikrai merginos rašė, netgi ir susirgus buvo, sako, pabandysiu neurografiką papiešti. Kitą dieną, sako, aš jau atsistoju, taip, galbūt tai ir buvo ir vaistų pagalba ir taip toliau, bet suprantat, mes save irgi užprogramuojam, ne, kad tai paveiks ir tikrai ta neurografika veikia, bet mums nereikia turėti psichologinio išsilavinimo, kad dirbti būtent ir naudoti neurografiką. Savo reikmėms tikrai nereikia. Ir paskutinis mitas, kurį dar noriu šiandien paminėti, kad neurografika
mitas yra toksai, kad neurografika yra dar vienas terapijos metodas. Iš dalies taip galima sakyti, taip, nes tai yra piešimas. Daugelis žmonių tapatina šitą metodą su dailės terapija, tačiau neurografika, aš išdrįsiu tai pasakyti, yra iš savo patirties, aš kalbu tik tai, yra kiek gilesnė ir efektyvesnė. Ta prasme, ne tik, kad dailės terapija, ta prasme, neefektyvi ir negili. Ne apie tai. Tai yra, ta prasme, jinai gilesnė ir efektyvesnė, kad leidžia dirbti ne tik su praeities traumomis ar dabarties uždaviniais, bet ir su ateitim. Tai yra, dailės terapija ar kita terapija, ar terapijos kryptis padeda spręsti dabarties, tai kas dabar su manim vyksta, ir praeities kažkokius tai uždavinius, nes jie įtakoja mūsų dabartį. O neurografika mes jau galime planuoti ir siekti tikslus. Iš tikrųjų, pagrinde neurografika daugiau orientuota į ateitį, į tikslus, į planavimus, kas ir dabartį, taip, bet automatiškai, žiūrėkit, jeigu mes dirbame su savo ateitim, su savo kažkokiais tikslais ir ten arba dabartim kažkur aš esu įstrigusi, kažkas mane vyksta, to priežastis yra praeitis, ne? Mes kažkiek tai einame tą praeitį. Taip, neurografika galima dirbti netgi su dideliam traumom, bet čia turi būti arba psichoterapeutas, arba terapeutas, arba psichiatras, kuris gali šitą instrumentą naudoti, būtent dirbant su žmonėmis. Bet jeigu dirbant su savimi, mes arba, aš, pavyzdžiui, aš nesu psichologija, dabar tik tai mokosi psichoterapijai, aš esu coacherė, aš tiesiog dirbant su žmogumi, aš galiu pamatyti, kad kažkoks tai blokas yra praeityje, mes galim tą paliesti, bet jeigu ten yra jau sudėtinga situacija, tikrai jau eina pas specialistų žmogus ir ten dirba. Bet, atsakau, neurografika mes galim dirbti su praeitim, ne, kažkokios tai situacijas paleisti, taip pat su dabarties užduotinim ir su ateitim, tai yra su tikslais, planuotis ir taip toliau. Tai va. Tai tiek apie neurografikos mitus, ir jeigu apibendrinant, tai neurografika yra moksliškai pagrįstas grafinis metodas, padedantis racionalizuoti mąstymą, taip, pakeisti jo būseną ir požiūrį į vykstančius įvykius. Aš dar mėgstu sakyti tokį pasakymą, kad neurografika iš tikrųjų tai yra, nes mes tarsi išėmam smegenis, mintis ant popieriaus lapo, mes tarsi neurografikos pagalba padarome plastinę operaciją savo smegenim. Ir tas susikuria naujos neuronos jungtis ir mes pradedame kitaip matyti tai, kas vyksta aplinkui, kas vyksta su manimi, keisti savo būseną ir taip toliau. Tai va, tai tiek šiandien apie dar neurografiką, per mitus, kokiais jinai apipinta mitais. Ar buvo naudinga? Paklausiu jūsų taip. Padėkit širdutes, ar kažką naujo išgirdot, o gal ir taip žinojo, tai irgi labai gerai. O dabar susimatysim, tada laivą vesiu jau kitą savaitę, vėl trečiadienį, penktadienį. Nežinau, dariau užklausą storiuose, kad nelabai gal tinkamas laikas šitas 12 valandą, bet šį kartą jau pabaigsiu 12 valandą, paskui jau galvosiu apie kitus laikus. Tai kitą savaitę vėl susimatom. Nežinau dar ką, galbūt net mąstau, gal vieną laivą pravesiu piešimą. Aš nežinau, kaip su telefonu reikės padaryti, nes aš kai dirbu per mokymus, pas mane kamera, kaip sakau, lankstosi. Čia truputį bus sudėtingiau, bet manau, kad tai įmanoma ir turbūt kitą savaitę galbūt mes piešime, tai sekite mano storiusus arba mano profilį. Ir aš pranešiu, kad bus temos ir lauksiu jūsų prisijungiant. O šiandien aš baigiu, pusvalandukas kaip tik labai, nei per ilgą, nei per trumpą. Gražios jums dienos ir susimatom postuose, storiuose, gal ir mokymuose. Gerai? Tai iki greito.